Sveiki kauniečiai ir miesto svečiai. Kaune Riešutų gatvėje išsipylė X pavojinga medžiaga. Nors visame pasaulyje pavojingas medžiagas praneša su cheminė formulė, Lietuvoje niekada nepraneša. Taigi Kaune sklinda X medžiaga, prašome užsidaryti langus, niekur nevaikščioti. O X medžiaga pasklido, nes sunkvežimis apvirto, pradėjo viskas byrėti, užsidegė, sproginėti. Kokia medžiaga nesako, ar jinai radioaktyvi nesako. Tikrinau taršos žemėlapį, tai nėra Kaune daviklių, nerodo nieko. Ten vienas daviklis Petrašiūnas, jisai kas 3 valandas fiksuoja, kai nori. A kitų nėra visiškai. Dažnai būna 5 davikliai Kaune, bet dabar 2 ir jie nieko nerodo. Kitas žemėlapis irgi nieko nerodo. Kitas žemėlapis rodo daugiau daviklių, teisingai, ir vienas rodo 43. Ta kietųjų dalelių norma Lietuvoje yra iki 50, Lenkijoje mažesnė. Tai yra norma, tai kokia medžiaga niekas nesako. Tai man labai keista, nes kažkada čia buvo netoli Raudondvario gatvėje fabrikas buvo ir cheminė medžiaga pasklido, tai pasakė, o gal ir nepasakė. Tai ten vyras yra dirbęs ir jie dirbo be kaukių jokių. Ir dabar ten net atpažino kažkurį tai buvusi bendradarbį. Nu va, sako, pagaliau nusitrūčijo. Tai taip, tai aš atsimenu, ten tam fabrike kieme chemikalai atvirai mėtydavosi visiškai ne pagal taisyklės, bet kažkokie žmonės buvo stogojami ir nieko jiems nebuvo. Vyras pasakojo, kad nėra konteinerių, jie meta skudurus su chemija tiesiog į bendrą. Bet taip negalima. Tai ir čia saugos gal nesilaikė, atstumų nesilaikė ir pabiro. Tai saugokim sveikatą.